dar vieną savaitę ir vėl aš, basketinių žurnalistas ir GAU3 sport komentatorius, sveikinuosi su jumis. Šiandien aš pasipuošęs, o dėl to, nes šią savaitę vykstu į Ispaniją, paskui Žalgirį Eurolygos dvigubą savaitę ir būtent antradienį laukiu jau mačo su Eurolygos čempionais Karališkuoju klubu, taip kad ir dėl to užsidėjau baltus marškinius, vis dėlto vykstu į tokį miestą pas Eurolygos čempionus, kur Žalgiris sutiks turbūt pajėgiausia šiai dienai Eurolygos komanda, sakyčiau, Madrido Realas sezono starte atrodo net per stiprus klubas visai Eurolygai ir Žalgiris džiugu, kad iškovojo per savo charakterį 2 pirmasis pergalės prieš Virtus ir Crveną Zvezdą, bet dėl charakterio džiugu, bet charakterio vien tik neužteks. Madride reikės ir daugiau kokybės, o tos kokybės labai trūko. Mačia su Belgrado Crvena Zvezda, galvoju, kad Realas bus per kietas rieštas, tiesiog Facundo Campazzo pakėlė į dar kitą lygį visus kitus Madrido Real komandos žaidėjus. Ši komanda dar šį sezoną nepralaimėjo ir manau, kad tai nepasikeis ir Žalgiriui matant, kad neišeina pirmosios 2 kėlinius būti lygioje kovoje su Madrido Realu, galvoju, kad reikėtų antroje rungtynių pusėje pradėti jau taupyti jėgas ketvirtadienį su Vitorija, kur pergalės tikrai reikės, taip kad mano prognozija, kad Realas iškovos užtikrintą pergalę. Trečiadienį kitas Lietuvos klubas pradeda kovas europinėme turnyre. Vilniaus Rytas Dižone, Prancūzijos mieste stoja į kovą su vietos komanda ir prieš startą europinėme turnyre atrodo Rytas įgavo pagreitį, sulaukė Martino Echodo sugrįžimo, belieka sulaukti tik tais Gyčio Radzevičiaus, bet net ir be jo viskas atrodo kol kas labai smagiai, visgi Čempionų lygoje viskas gali labai greitai pasikeisti, dinamiškas turnyras, kur vienas pralaimėjimas ar viena pergalė gali stipriai pakeisti, kadangi turnyras trumpas ir Rytas turi gerą šansą Dižone iškovoti auksinį tašką, pergalės išvykose Čempionų lygoje yra labai stipriai vertinamos ir manau, kad Rytas turi neblogą galimybę tai padaryti, matant jų formą, kaip kyla žaidimo kreivė, o tuo metu Prancūzijos ekipa tikrai nežiba. Dižono klubas vietinėse pirmenybėse per 7 mačius iškovojo vos 2 pergalės, sudėtis atrodo labai ribota ir tikiu, kad Rytas Čempionų lygoje net ir išvykoje sugebės startuoti pergalę. Taip pat trečiadienį kita Lietuvos komanda Vilniaus Wolves irgi žais europinėme turnyre, jų laukia dar viena išvyka. Šį kartą į Badaloną su vietos Žuventut kovos Vilniaus Wolves, kuriems savaitgalis buvo labai sudėtingas, 2 pratęsimų drama, pralaimėjimas Panevėžio 7bet Lietkabeliui, taip pat prarastas Arturas Žagaras, kuris nežais prieš savo buvusį klubą, būtent Badalonas Juventut buvo pirmoji Arturo Žagaro komanda karjeroje, taip kad labai liūdnos naujienos Vilkų pusėje. Tuo metu Žuventut turi daug patyrusių krepšininkų, daug su Eurolygos patirtimi žaidėjų, Dešaunas Tomasas, Ante Tomičius, taip pat Andresas Felizas ir kažkaip galvojant ir viską mastant, neatrodo, kad Vilkai atsidarys savo pergalių kraitį Europos taurėje, nematau didelių prošvaisčių jiems Badalonui ir prognozuoju užtikrintą Žuventut pergalę. Eurolygos dvigubą savaitę Žalgiris pratęs Vitorijoje, būsiu taip pat irgi ten. Baskė antradienį žaidžia su Miuncheno Bayern namuose, taip kad jiems irgi ten laukia nelengvos rungtynės. Manau, kad laukia rungtynės iki pat paskutinių minučių ir gali būti, kad Baskai kažkiek jėgų išeikvot gali netgi ir daugiau, jeigu, kaip minėjau, Žalgiris antroje rungtynių pusėje kapituliuos prieš Madrido Realą, bet čia neesminis dalykas. Kalbant apie Vitorijos Baskonę, tai labai gerą įspūdį palieka naujasis jos kapitonas Tadas Sidekerskis, tikras atkovotų kamuolių karalius, darantis daug nepastebimų dalykų aikštėje, panašiai kaip Žalgiryje Arnas Butkevičius ir apskritai Fernando Buesa Arena nėra svetinga Žalgiriui. Iš paskutinių 6 mačų kauniečiai laimėjo tik kartą, paskutiniai 3 mačai pralaimėti Vitorijoje, visgi prošvaisčių, kad galima laimėti Vitorijoje yra, kadangi Baskonės žaidimas sezono starte labai banguoja ir tai yra dėl to, kad nėra užtikrinto žaidėjo. Cody Milleris Makentaras, Niko Menionas ar kartais įžeidinėjantis kamuolį Markusas Havardas žaidžia labai nestabiliai ir manau, kad esminis dalykas bus sustabdyti Markusą Havardą ir jeigu tai nebus jo diena, nebus tos rungtynės, kai jis surenka 30 taškų, Žalgiris gali tikėtis pergalės ir aš kažkaip tikiu, kad pavyks tai padaryti ir Žalgiris iškovos sudėtingą pergalę išvykoje. Pailsėkime nuo kovų Europoje, grįžkime į savo kiemą, kadangi sekmadienį laukia labai intriguojantis LKL susitikimas Vilniuje tarp Vietos Ryto ir Panevėžio 7bet Lietkabelio. Panevėžiečiai antradienį žaidžia išvykos rungtynės Europos taurėje su Ulmo komanda, Rytas jau minėtas žaidžia trečiadienį su Dižono ekipa, taip kad pakankamai laiko abiems klubams pasiruošti LKL dvikovai sekmadienį ir parodyti aukščiausio lygio krepšinį. Atrodo, kad ir Lietkabelis pagaliau įsibėgėja, sugebėjo nugalėti Vilniaus Vilkus savaitgalį. Tai yra 2 puolimo komandos, galvoju, kad pas Rytą vis dėlto yra daugiau kokybės tame puolime, geresni kūrėjai ir galime tikėtis čia rezultatyvių rungtynių ir nelengvos, bet vis tiek Ryto pergalės.
Taigi tiek šią savaitę, būtent per ją būsiu Ispanijoje, taipgi nepamirškite ne tik prenumeruoti mano kanalo, laikinti video, bet galbūt net ir pasiekti Instagrame, kur pateiksiu daugiau turinio iš Ispanijos, taip kad iki kitų kartų ir pasimatome vėliau.